Sprendimų ir technologijų, kaip užtikrinti šilumą name ir kitame pastate, yra tikrai daug. Pastaraisiais metais ne tik gamintojai pasiūlė greitai rinkoje išpopuliarėjusių naujovių, bet ir bendros tendencijos keičia namų šeimininkų požiūrį. Žiūrint tas tendencijas istoriškai, turbūt prieš kokius gal, 5-7 metus tikrai dar retas, kuris pagalvodavo apie elektrinį šildymą apskritai kaip tokį. Ar tai būtų šilumos siurblys, ar tai būtų geoterminio šildymo kažkoks įrenginys. Tai tikrai retas ir tai buvo labiau prabangos toks ženklas netgi. Netgi toks noras išsiskirti, ar ne, nes kad visi jūs daro čia kieto kuro arba dujinius, o aš noriu čia daryti geoterminį. Bet sakyčiau, kad madą paformavo ne tik patys tiekėjai ar gamintojai, beje, kurie gamintojai pradėjo gaminti efektyvesnius įrenginius, ar ne, tai tokie, kokie jie buvo prieš 5 metus, jie dabar tokie jau nebėra, nes jie tikrai yra ir efektyvesni, ir galbūt ir energijos sąnaudos yra mažesnės, bet tą patį poreikį pradėjo formuoti ir valstybė, nes prasidėjo paramos, keisk kieto kuro katilą į elektrinį, nors šiaip iš principo pati idėja keisti kieto kuro katilą į elektrinį yra nesąmonė, jeigu taip žiūrint. Jeigu jūs tik pakeisit šildymo, agregatą, bet neapšiltinsit pastato arba jo kažkokiu tai būdu neapsandarinsit, tai jūs turėsit tikrai didelės, kosmonautiškai didelės elektros sąnaudas. Apie tai kažkaip užmiršta tą valstybę paminėti. Nes jeigu, ar ne, žmogus anksčiau su malkelėm šildydavos, tai jis tų malkelių nusipirkdavo už kainą X, bet jam nieks nepasako, kad jeigu tu neapsišiltinsi, tai tu mokėsi X kart 10 už elektrą. Tai sakyčiau, kad elektros vis tik suvartojimas yra labai svarbus, jį reikia atkreipti dėmesį. Ir vis daugiau pastatų renkasi tą elektrinį šildymą, manyčiau vien dėl to, jog patys pastatai yra statomi nauji A++ klasės, jie jau yra paruošti tam šildymo sprendimui ir patys iš principo pastatai naudoja mažai energijos šildymui, ar ne? Tai dėl to mes jau ir galim savo leisti pasirinkti kažkada prabangiais laikytus šildymo prietaisus, šildymo įrenginius. Dėl paties geoterminio ar, tarkim, oras vanduo sprendimo, ar ne, tai sakyčiau, kaina tikrai yra kol kas dar skiriasi, galbūt ateityje priartės viena prie kitos, bet turbūt vis tiek žmonės gal renkasi tą racionalų grūdą, vis tik paskaičiuoja, geoterminį šildymą įsirengti kainuoja, tarkim, suma X, oras vanduo sistemą įrengti vis tiek kainuoja pigiau šiek tiek. Pati įrengimo instaliacijos kaina yra tikrai mažesnė. Juolab, kad eksploatacinė prasme jie nelabai skiriasi. Ta prasme, elektros vartojimo kaina nesiskirs. Arba skirsis labai nežymiai. Arba ne tiek žymiai, kad atsipirktų labai greitai, pavyzdžiui, geoterminio šildymo investicija. Bet aš tikrai nenoriu pasakyti, kad vienas ar kitas sprendimas yra kažkuo blogas. Pavyzdžiui, geoterminio, kur yra, sakykime, geras sprendimas, ar ne, kad iš principo ten aplinkos temperatūra nelabai įtakoja, nes pakankamai giliai yra geoterminis gręžinys ir ar laukia yra -20 ar -40 jam nelabai įdomu. Tai čia yra turbūt didžiulis jo privalumas. Oras vanduo sistemos privalumas yra tai, kad atėjai, pastatei, sugedo, pakeitei, naują, nuėmei. Labai lengva prižiūrėti, labai lengva eksploatacija, labai lengvas greitas sumontavimas. Todėl siūlome atkreipti dėmesį ne tik į įrangą, jos kainą ir teorinės galimybės. Būtinai racionaliai vertinkite, kokiame pastate tą įrangą naudosite. Ir realiai pažiūrėję į namą ar kitą statinį patys nusimsite rožinius akinius. Fizikos dėsniai ir 21 amžiuje galioja.